mes jaučiam, kaip ateina žiūrovai ir pradžioje jie tarsi nedrąsus, tarsi kuklinasi, o gale jau juokiasi atvirom burnom ir tai mes matom, kad jiem faina ir kad jiem gerai. Nu tai vat padovanoti tokį gerą jausmą, tai man atrodo, čia yra didelė dovana ir jiems, ir mums. Aš turiu knygą. Rekvizitinė, jinai šiaip bet kokia knyga, aš ją radau. Ir tiesiog vienu metu pradėjau į ją rašyti, kaip tik atsiverčiau, geras, į ją rašyti kiekvieną spektaklį. Nežinau, matysit, nematysit. Ir vat, pavyzdžiui, kai buvo 365 spektaklis, jis vyko Kaune 2023 kovą. Ir buvo 365, vadinasi, mes visus metus su primadonų spektakliu važinėjom arba buvom scenai. Nu, kai pagalvoji, tai kosmosas, ne? Kad vienus gyvenimo metus važinėjai. Linksmas, geras, labai išraiškingas, charakteringas vaidmuo. Labai džiaugiuosi, kad jį gavau. Ir kai tik skaičiau pirmą kartą pjesę, atsimenu, man labai patiko šitas vaidmuo ir aš kažkaip galvojau, kad tik jį gaučiau. Iš tiesų, mes esam žiauriai gera komanda ir mums labai gera. Ir po kiekvieno spektaklio mes ratelį sušokinėjom, kaip kad pirmą kartą vaidintumėm, sakom, su premjera. O iš tiesų, tame žodyje užkoduota labai daug, nes mums visą laiką šitą spektaklį yra labai gera vaidinti, likti tikrai pirmą kartą išeitumėm pas žiūrovus. Žinot, kartais kaip irgi būna tokie atsargus komedijos žiūrovai, tai yra kokie nors teatralai, žmonės, kurie pripratę prie rimtos dramos ir jie, žinai, sako taip pat jie, pradžiai sėdim, skeptiškai žiūrim, truputėlį pakikenam, paskui pakikenam, o paskui žiūrim, kad tikrai labai juokingos situacijos ir tikrai galima juoktis iš labai paprastų, kartais net kvailų, naivių situacijų. Tai šitas vaidmuo man iš tiesų yra nelengvas, tiek fiziškai, emociškai galbūt lengvesnis, bet spektaklyje labai didžiulis tempas, daug pasikeitimų, daug persirengimų, šokių, ten pakelimų, tik jauni neinu. Atrodo viskas labai paprasta, bet viskas labai įtraukia. Įtraukia ir atrodo tu viską supranti, kad vyrai vaidina moteris ir čia nieko, bet vis tiek tu kažkaip tiki tomis žaidimo taisyklėmis, kurios yra čia užduodamos. Tai labai geras spektaklis iš tikrųjų. Labai gera komedija. Aš manau, kad viena geriausių komedijų. Toks įdomus dalykas, aš kažkada pastebėjau, kad aš buvau ir išvykus metams keliauti po pasaulį, buvau ir išėjusi dekretinės, ir buvo korona. Ir tai yra toks stebuklas, čia kaip su senais gerais draugais, kai tu susitinki po pertraukos ir lyg būtum vakar matęsis. Rekomenduoju, nežinau, labai plačiai auditorijai, pagal amžių tai iš vis turbūt būtų neįmanoma suskirstyti. Gal žmogui, kuris turi gerą humoro jausmą, kuris mėgsta lengvai praleisti laiką, kuris norėtų atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos, kuris tiesiog nori pabūti apsuptas gražių vaizdų, gerų emocijų. Nežinau, turbūt labai dažnam žmogui, daugumai žmonių verta ateiti ir pasijuokti. Tikrai man šitas vaidmuo yra ypatingas. Kuo? Turbūt tuo, kad galima išsidūkti, išsijuokauti ne tik užkulisiai, bet žinome scenoje. Nes tokie puikūs partneriai, tokia gera mūsų visa komanda, kad laukiu visada to spektaklio kaip šventės. Skauda žandai, neatsimenu, kada tiek daug juokiausi. Labai patiko, nežinojau, ko tikėtis, tikrai tyčia neskaičiau nieko apie patį spektaklį ir artimas bičiulis vaidino, kur aš tikrai jau galvojau, kad jau daugiau mažiau žinau, ką jis gali, bet šiandien, wow, ta prasme, patys geriausi įspūdžiai, labai fainai. Man trūksta žodžių, bet labai skaudas skruostus, nes visą spektaklį buvau įsišiepus kaip beprotė, buvo taip viskas ir juokinga, o kiek visokių išminties perliukų, o kiek visokių tokių atsipalaidavimų, tokių improvizacijų, aš nesupratau, ar aktoriai čia pagal scenarijų vaidino, ar jie tiesiog, čia buvo jų improvizacijos kažkokios, tai žodžiu, uždegė nerealiai, dabar reikės ilgai, kol nusiraminsiu, vėl grįšiu į normalų gyvenimo ritmą, nerealus ugningas spektaklis, labai. Ir aš prisipažinsiu, kad pirmą kartą mačiau savo vyrą kvatojantį ir besišluostanti ašaras iš juoko. Aš pirmą kartą gyvenime pamačiau savo vyrą taip atsipalaidavusi ir tiesiog pilnai skruostais juoko. Tai buvo
tiesiog metų užtaisas. Seniai tai buvo, kad prasijuokčiau visas dvi dalis. Tai buvo nepaprastai pozityvu, labai kūrybiška, gražu akims, šmaikštu. Tikrai labai rekomenduoju, kas nėra matęs. Man gėda, kad per tiek metų aš pirmą kartą šį spektaklį pamačiau, nes tai išties puikus pasirodymas buvo. Man patiko dėl to, kad paprasta, tikra, man buvo juokinga. Ir man Saulius visą laiką gnyba išlaužė ir sako, ko to visos salės žvengi viena. Šitokios emocijos viešoje vietoje, čia yra neįmanoma. Tiesą sakant, aš Milda Žydė šitai besidraskančios, tai žmonių nesupatinti, jau seniai. Ir taip. O ką man daryti, jeigu man juokinga? Tai šitas sveikas, paprastas pasijuokimas iš paprastų dalykų yra vitaminai.